Labas vakaras, sveiki atvykę į Vilniaus kolegiją. Čia netrukus prasidės vėlyviausios futsal A lygos, kurią remia Top Sport. 16 turo iš 16 turo atkeltos rungtynės. Dabar Danielius Medonka ir pirmasis įvartis. Ilgai laukti nereikėjo. 93 numeris Danielis Medonka Darosa. Jo smūgis ir kas čia buvo, pasirodė aikštėje. Ir čia gražuolis įvartis į viršutinį vartų kampą. Evertonas Florencio, patyręs 25 metų futbolininkas, labai patikimai. Ir patikimumas štai čia ir baigėsi. Albertas Vaskunovičius, man atrodė, kad nenusisekęs smūgis, bet nesėkmingas smūgis gavosi labai vykusių ketvirto žaidėjai. Lukas Sendžikas, Konstantinas Bondarenko. Na ir Emilijus Rusteika, perdavimas iš karto. Bene pirmuoju savo prisiltimu prie kamulio, Emilijus Rusteika atlieka rezultatyvų perdavimą Lukui Sendžikui. Konstantinas Bondarenko. Jo, perdavimas nuo kampinio gairelės. Lieklų! Lukas Sendžikas smeigia antrą vinį į Vilniečių vartus. O panašius įvarčius matėme ir Europos futsal čempionate. Ta eilė ateis. Anksčiau ir vėliau Benas Pietinis, Vladimiras Belendejevas ir čia labai gražiai, efektyviai, keliais perdavimais. Tai dar vienas perliukas, dabar jau Vladimiras Belendejevas asistuoja Albertui Vaskunovičiui. Plojimai aidi, Radviliškis smuktelėjo į 8. Pozicija, na dabar Džordanas Nevešas, įvartis. Visgi prisišaudė. Čia galima ne tik sumedžioti, bet ir prasileisti. Ir labai panašu, kad taip ir bus. Konstantinas Bondarenko. 9-0. Čia Justinui Lesickui nepavyko sukliudyti oponentui. Nenorėjo futsal lygos finalinio etapo finalo repeticija. Menės kraštas prieš Kauno Žalgirį, o čia Benas Pietinis. 10. Kauno Žalgirio įvartis, pirmasis Benos Pietinis šį sezoną futsalo lygoje. Ir Jonas Lebedevas pasirūpina to, kad sausai tos rungtynės nesibaigs. Baigtas reguliarusis futsal A lygos sezonas. Pergalę 10-1 iškovoja čempionai Kauno Žalgiris. Marijau, paskutinės rungtynės reguliariajame sezone, nes dar laukia bent 2 mačai atkrintamosiose varžybose. Rezultatas įtariu nedžiuginantis, 1-10 su Kauno Žalgiriu, na bet paties nuomonė, kas čia šiandien nutiko, ar pagal žaidimą viskas? Kaip mes ten darėm apšilimą, su kokiom nuotaikom, sakiau, 14 gausim ir gausim pirmą minutę, tai kad pirmą minutę gausim atspėjom. Dėl 14 nespėjau, tai vadinasi teigiamas. Ne, po to Vilkaviškį atsipalaidavom turbūt taip. Čia kažko pergalės nesitikėjom, tai per daug atsipalaidavom. Nesakau, kad neatsipalaidavę, būtumėm kažką geriau pasirodę, bet reikia pripažinti pirmam kėlinį ir krito įvarčiai. Jau tokie, nei tą pirmą ten galėjo ištraukti. Vieną po kampinį šorą, Sendžikas ten kaip Čekijos tų žaidėjų prisižiūrėjo per čempionatą, tai meistriškumą turi varžovai ir tie, ypač brazilai jų, turbūt nori čia dar kažką įrodyti, tai taip nedavė atsipalaiduoti. O jeigu jau pradėjau kalbėti, toliau kalbėti, tai mums trūko vis tiek tų žaidėjų, Tatarūnai kortelė, Višinskui, vienas toli gyvena. Kažin ar čia verta Benui buvo taip važiuoti, tokias nelabai kaliaminčias rungtynės, tai ir antrą kėlinį nuovargis jautėsi. Baigiau to klausimą. Minėjot, kad nelabai kaliaminčias, bet nepralaimėkite ir jūs sprendžiate, kas bus pirmas po reguliaraus sezono, ar Akmenės kraštas, ar Kauno Žalgiris. Ir pas ką reikės važiuoti svečius tada? Tai šiai dienai loterijai gal daugiau šansų laimėti, ne aukso puodą, bet kažkokią sumą negu čia šiandien. Būkim objektyvus mes ir čia taip nepersitreniruojam, dar tokios studentų varžybos, tas, anas, tokios formos nėra sportinės. Tai
ką žinai, ar čia galėjom to lygių tikėtis. Na taip, aš čia bandžiau tik paaštrinti situaciją. Atkrintamosiuose teks žaisti su Akmenės krašto komanda. Kiek realu ten šiek tiek patriukšmauti? Ten žiūrovai triukšmaus, bet čia kaip namie pralaimėjom, tai visai buvo atkakli kova. Tai jeigu mes duotumėm tokią kovą, tai kaip ir tenkintų. Būkim objektyvus, bet svarbu sukovot, sakau, mes biškai čia tą, kaip liaudiškai sakant, gazą nuleidę dabar smarkiai, bet gal kažkaip rasim rezervų valios ir sukovosim, tai to ir užtektų. Emilijau, rungtynės pagal rezultatą atrodo lengvas pasivaišėjimas, rezultatų mes nematom, bet 10-1 Kauno Žalgiris laimėjo. Kokie paties įspūdžiai, ar taip viskas lengva buvo aikštėje, kaip atrodė iš šalies? Įspūdžiai geri, grįžti po 2 mėnesių turbūt į aikštelę, o šiaip rezultatas teigiamas, kaip ir buvom susitarę, reikia judinti kamuolį greitai ir kristi įvarčiai ir kaip pamatėm, 10-1 labai greitai. Paties pasirodymas irgi, man atrodo, pirmas lietimas ir gavosi rezultatyvus perdavimas Lukui Sendžikui. 2 mėnesiai, kas buvo nutikę, kodėl tokia ilga pauzė, na ir kas po šių rungtynių, ar bus daugiau perdavimų ir įvarčių? Tai buvo kirkšnies įplyšimas, tai teko atlikti reabilitaciją, po to grįžus į treniruotės, po antros treniruotės susižeidžiau čiurną, vėl teko gydytis, o dabar tikimės gauti kuo daugiau laiko ir įrodyti treneriui, kad esu vertas būti čia. Artimiausias Kauno Žalgirio išbandymas, futsal taurės turnyro finalinis ketvirtas, varžovas bent jau vienas žinomas, tikslai tikriausiai irgi žinomi. Taip, tikslai žinomi, aišku, man pačiam smagu grįžti į savo miestą gimtąjį, Gargždus. Ir aiškus tas tikslas, finalas ir pergalė finale, 1 vieta. O paskui jau atkrintamųjų traukinys pagal grafiką, ketvirtfinalis su Radviliškiu, toliau jau kaip sukris. Koks ten lieka tikslas? Tai turbūt kaip ir visur, paprastas tikslas Kauno Žalgiriui 1 vieta ir daugiau nieko.